Kai aš sakau, kas privers močiutę keisti savo labai stiprius įpročius. Tai kai anūkas sakys, močiutė, ką tu čia darai, močiutė norėdama patikti anūkui keis savo elgseną. Greičiausiai jinai nekeis savo elgsenos dėl to, kad politikai pasakė, kad valdžia taip liepė ar dar kažkas. Tai vaikai mums yra labai svarbus ir jie yra stiprys keitėjai. Kokios sistemos, kaip ūdyti, kaip rinkti, kiekvienam mieste yra atskiros sistemos, reikėtų pasidomėti, kaip tas yra vykdoma ir kaip sparčiai yra vykdoma kiekvienam mieste, kur gyvenam. Kartu su popierium, su plasmase. Ne, 3 šiukšliadėžės, vienui popierius, stiklas ir ten maisto. Buitinė. Kiek pas jūs yra šiukšliadėžių? 3. 4, nes buitinė. Aš nežinau dėl kokio. Pas mus ten yra maisto ir dar buitinė. Pas mus 4. Pas mus 3. Pirmas, kam skirtas? Stiklui. Antras? Buitinė. Buitinis. Popierius. Maistas. Plastikas. Palauk. Tai reikia 5. Vapi. Gerai, einam užsinešti šiukšlių. Na, jeigu mes jau negalime jo panaudoti dar kartą, tada mums reikia galvoti, kaip rūšiuoti, reiškia, kokias atliekas mes sukuriam ir kaip maksimaliai, teisingai mes galim tą šiukšlę dar kažkuo paversti, ar jau visiškai negalim, ar ne. Čia atsiranda žinios ir gebėjimai, kaip išrūšiuoti, kur priduoti, kur nuvežti, ar ne, kur veikia taškai, ar ten stambios technikos, ar smulkios, ar galų gale ten baterijų įvairių, ar ne, kad jos neatsirastų bendrose šiukšlėse. Ir paskutinis žingsnis, ką galima supūdyti. Reiškia kompostuoti, tai yra maisto atliekos, ypatingai dabar prasidėjęs naujas procesas miestuose, ar ne, nes nuo savuose namuose tarsi paprasčiau kompostuoti, pūdyti, butuose yra iššūkis, ar ne, nuo sausio 1 prasidėjo procesai Lietuvoje, kur visi miestai turi susikurti sistemas, kad mes kompostuotumėm, reiškia, nes labai daug atliekų gaunasi apdorojant daržovės, ar ne, skutant bulves, morkas ir visus kitus dalykus. Bet morką, pavyzdžiui, prieš valgant reikia juk Tai obuolį, ne. Kam obuolį nuskusti? O tas morkų, kas nuskusta, kur jų deda? Į buitį. Į kompostą. O kodėl? Į burną. Žinai? Tai arba iš šiukšliadėžės. Ne, tai vienas stiklai ir galima ten, nežinau, buitinė. Kam stiklas, jeigu galima priduoti? Jonis. Galima į vieną jeigu dėti ten kažkas plastiką ir lūžta. popierių. Visų namų yra rūšiavimo konteineriai. Jo, taip. 3. Ir atpažįstat, kuri ten pagal spalvą. Arba spalva, arba parašyta. Jeigu netyčia ten įmeti. O kas atsitinka, jeigu netyčia netenka? Tada nieko tokio. Nieko tokio, arba reikia užsidėti pirštinę, išimti ir į tą įdėti, kurią reikia. Sprendimas geras. Arba paimti iš kranį. Su tokia ranka nenorėtųsi. Jeigu savo šiukšlių maištą išra, tai gali ir norėtųsi, bet kitų tai nelabai. Per pamokas tikrai vaikai galėtų to mokintis ir mokyklose, nuo ko turėtų prasidėti žingsniai, tai galėtų prasidėti nuo organizacijų. Jeigu aš mokykloje žinau, kur išmesti graužtuką, ar ne, kad jis būtų, aš jau apie tai pagalvosiu ir grįžęs namo ir paklausiu, mama, ar tu nežinai, kur man mesti graužtuką, nes mokykloje tai mes metam į kitą šiukšliadėžę. Ar ne? Ir taip ateina visi procesai. Nelengvai, tam reikia laiko, tačiau tai gali būti įvairių ir klasių užsiėmimai, kai aš sakau, kas daugiau padarys ar ne, galų gale vaikai gali mokinti vaikus ir tada jie priims informaciją daug palankiau negu iš suaugusių. Galimybių būti tvariems ir keisti savo elgseną mes turim labai daug ir neabejotinai per ateinančius, 20 metų pasaulis labai stipriai keisis. Aš manau, užtektų nuvažiuoti vieną šiukšlyną ir pasimatytų, nes įspūdis, žinot, koks yra, kai aš sakau vaikams, Lietuva su kokia spalva jums asocijuojasi? Su žalia. O žalia spalva asocijuojasi su ekologija ir mums atrodo, kad mes gyvenam labai švarioje, gražioje šalyje. Tačiau rodikliai rodo ne taip, mūsų oras užterštas, vanduo pakankamai užterštas, pusė Lietuvos upių netitinka švarumo kriterijų. Mūsų dirvožemis suslėgtas ir aukštėjantis ir iš principo įsivaizduokit, kad mes negalim pabėgti iš šitos vietos. Visi rodikliai rodo, kad situacija gamtoje blogėja, reiškia, daryti kažką reikia. Ir žingsnių yra labai daug.
pradedant savo vartojimo elgseną, perinant į verslus, kaip verslai elgiasi, kaip gali elgtis valstybės, kaip mes apskritai visą sistemą galim keisti, tas pasikeis, bet ne per vieną dieną.